Freddie Mercury scenoje atrodė taip, lyg jam nereikėtų nieko slėpti. Jis galėjo stovėti prieš 10 000 žmonių, su mikrofono stovu rankoje, vienas judesys ir visa arena reaguoja. Jis buvo teatrališkas, garsus, drąsus, atrodė, kad prieš publiką jis neturi jokios baimės. Bet už scenos Freddie Mercury istorija buvo daug sudėtingesnė. Tai buvo žmogus, kuris visą gyvenimą kūrė didesnę už save asmenybę, scenoje jis tapo legenda, būdamas vienas jis dažnai buvo daug tylesnis, jautresnis ir vienišesnis nei galėjo pasirodyti. Ir galbūt būtent dėl to jis taip stipriai veikia žmones. Freddie Mercury ne tik dainavo, jis kiekvieną kartą bandė įrodyti, kad žmogus gali būti didesnis už savo baimės. Jis gimė 1946 m. rugsėjo 5 d. Zanzibare. Tikrasis jo vardas buvo Farrokh Bulsara. Kai jam buvo 7, jis pradėjo mokytis groti pianinu, tai neatrodė kaip būsimos pasaulinės žvaigždės pradžia, tiesiog vaikas su muzikalumu, gera klausa ir neįprastu dėmesiu garsui. Bet aplinkiniai gana anksti pastebėjo, kad muzika jam nėra paprastas užsiėmimas. Jis ją sugerdavo, kartodavo, bandydavo atkurti. 8 jis buvo išsiųstas mokytis į Indiją. Ten jis buvo toli nuo šeimos, bet būtent ten pradėjo ryškėti būsimo Fredžio bruožai. Jis buvo drovus, bet kartu turėjo norą pasirodyti. Jis galėjo būti uždaras kasdienybėje, bet kai atsirasdavo muzika, kažkas jame pasikeisdavo. Mokykloje jis gavo pravardę Freddie, ten pat pradėjo groti su pirmąja savo grupe. Tai dar nebuvo Queen, nebuvo stadionai, nebuvo milijonai žmonių, bet tai buvo pirmas bandymas tapti kažkuo kitu. Tuo metu jis turėjo ir dalyką, dėl kurio dažnai sulaukdavo pašaipų - ryškų sąkandį. Vėliau tai taps viena atpažįstamiausių išvaizdos dalių, bet vaikystėje tokie dalykai gali skaudėti labiau nei atrodo. Vis dėlto jis to nepakeitė. Jis neišsitaisė dantų, nors vėliau turėjo pinigų ir galimybių. Galbūt bijojo paveikti balsą, galbūt tiesiog nenorėjo liesti to, kas jau buvo jo dalis. Baigęs mokyklą Indijoje, Freddie grįžo pas tėvus į Zanzibarą. Tačiau netrukus 1964 metais jo šeimos gyvenimas staiga pasikeitė. Zanzibare prasidėjo revoliucija, smurtas, politinis chaosas ir pavojus privertė šeimą palikti šalį. Jie persikėlė į Angliją, į Felthamą, netoli Londono. Freddie tada buvo paauglys, kuris turėjo pradėti iš naujo. Bet būtent Anglijoje jis gavo erdvę tapti tuo, kuo galiausiai tapo. Jis mokėsi meno, vėliau studijavo grafinį dizainą. Tai svarbi detalė, nes Freddie niekada nebuvo tik balsas. Jo požiūris į muziką visada buvo vizualus. Jis suprato sceną, kostiumus, judesius. Jis kūrė ne tik dainas, bet ir vaizdinį pasaulį aplink jas. Prieš Queen jis dalyvavo keliose muzikiniuose projektuose, bet tikrasis lūžis įvyko tada, kai jis susitiko su Brian May ir Roger Taylor. Jie jau grojo grupėje Smile, o Freddie buvo žmogus, kuris stovėjo šalia, stebėjo ir tikėjo, kad gali juos nuvesti daug toliau. Kai Smile virto Queen, Freddie ne tik prisijungė prie grupės, jis padėjo sukurti jos tapatybę. Pavadinimas Queen tuo metu buvo drąsus. Jis skambėjo karališkai, teatrališkai ir dviprasmiškai provokuojančiai. Tokį pavadinimą reikėjo nešioti su visišku pasitikėjimu. Freddžiui tai tiko. Jis nenorėjo būti dar vienos roko grupės vokalistų, jis norėjo, kad Queen skambėtų kaip vardas, kurio negali ignoruoti. 7-ajame dešimtmetyje ir 8-ojo pradžioje grupė kilo palaipsniui. Tuo metu muzikos pasaulyje buvo daug stiprių grupių, bet Queen turėjo kažką, kas juos skyrė nuo kitų. Jie nebijojo atrodyti per dideli. Freddie scenoje naudojo kūną kaip instrumentą, mikrofono stovą pavertė rekvizitu, jo balsas galėjo būti švelnus, agresyvus, operinis, teatrališkas. Jis nebandė įtilpti į vieną vyriškumo roko žvaigždės modelį, kaip tik priešingai. Jis jį laužė. Ir tai ne visiems patiko. Svarbiausias žmogus jo gyvenime ilgą laiką buvo Mary Austin. Jie gyveno kartu, buvo susižadėję ir Freddie ją vadino vienu artimiausių savo žmonių net tada, kai jų romantiniai santykiai baigėsi. Kai jis vis labiau suprato savo potraukį vyrams, jų ryšys pasikeitė, bet nenutrūko. Mary liko šalia kaip žmogus, kuriuo jis pasitikėjo labiau nei bet kuo kitu. Freddie gyvenime vėliau buvo labai daug žmonių, bet Mary turėjo ypatingą vietą. Jis pats nekartą kalbėjo, kad ji jam yra šeima. Tai daug pasako apie žmogų, kuris galėjo turėti minias gerbėjų,
bet labai sunkiai rasdavo saugumą. Nes Freddie Mercury, nepaisant viso triukšmo aplink jį, dažnai jautėsi vienas. Tai skamba keistai kalbant apie žmogų, kuris galėjo užpildyti stadionus, bet būtent tai ir yra viena didžiausių jo gyvenimo priešpriešų. Scenoje jis galėjo turėti šimtus tūkstančių žmonių, po koncerto grįžti į vidinę tuštumą, kurios nei plojimai, nei pinigai, nei vakarėliai negalėjo pilnai užpildyti. Queen tuo metu tapo vis didesnė. Bohemian Rhapsody parodė, kad grupė gali padaryti tai, kas teoriškai neturėjo veikti radijoje. 6 minučių kūrinys su operinė dalimi, keista struktūra ir vis tiek tai tapo vienu geriausių kūrinių muzikos istorijoje. Freddie buvo šio eksperimento centre. Jis girdėjo muziką plačiau nei įprasta roko daina. Jam buvo įdomu rizikuoti, jei idėja atrodė per didelė, per keista ar per teatrališka, jam tai dažnai buvo ženklas, kad verta pabandyti. Queen sėkmė augo, bet kartu augo ir spaudimas. 8 ir 9 dešimtmečiai buvo laikas, kai roko žvaigždžių gyvenimas dažnai sukosi aplink vakarėlius, alkoholį, narkotikus ir seksą. Freddie į šį pasaulį įėjo pilna jėga. Jis mėgo žmones, vakarėlius, perteklių, bet toks gyvenimo būdas turėjo kainą. Apie jo narkotikų vartojimą ir vakarėlius kalbėta daug. Dažnai tokie dalykai tampa būdu pabėgti nuo savęs, nuo įtampos, nuo vienatvės, nuo spaudimo būti didesniam nei žmogus realiai gali pakelti. Freddie buvo žmogus, kuris ant scenos atrodė nepažeidžiamas, bet asmeninėme gyvenime jis buvo pažeidžiamas labai dažnai. Jo santykiai su Paul Prenter tapo viena prieštaringiausių gyvenimo dalių. Prenter buvo ne tik artimas žmogus, bet ir kurį laiką turėjo įtakos Freddie profesiniams sprendimams. Queen aplinkoje jis nebuvo mėgstamas, vėliau jų ryšys baigėsi labai skaudžiai, kai Prenter pardavė tam tikras istorijas spaudai ir viešai atskleidė dalį Freddie privataus gyvenimo. Tokiam žmogui kaip Freddie tai buvo ne tik reputacijos smūgis, tai buvo išdavystė. Vėliau jo gyvenime svarbiu žmogumi tapo Jim Hutton. Jis buvo su Freddie paskutiniais jo gyvenimo metais, kai šlovės blizgesys jau maišėsi su labai realia liga, silpstančiu kūnu ir žinojimu, kad laiko lieka vis mažiau. Pagal artimųjų pasakojimus, Freddie apie živ diagnozę sužinojo 1987 metais. Viešai jis apie tai nekalbėjo beveik iki pat pabaigos. Šiandien žiūrint atgal, gali atrodyti keista, kodėl jis taip ilgai tylėjo, bet reikia prisiminti tą laiką. 8 ir 9 dešimtmečiuose AIDS buvo ne tik liga, tai buvo baimė, stigma, panika ir žiniasklaidos žiaurumas. Žmogui, kuris jau ir taip visą gyvenimą buvo stebimas, toks viešumas galėjo būti nepakeliamas. Freddie pasirinko privatumą, ar tai buvo teisinga ar ne, spręsti ne mums. Bet aišku viena, jis nenorėjo, kad paskutiniai jo metai būtų paversti spaudos medžioklę, jis norėjo dirbti. Ir jis dirbo. Net kai sveikata silpo, jis grįždavo į studiją. Brian May vėliau pasakojo, kad Freddie norėjo įrašinėti kuo daugiau, nes jei vėliau jo nebeliks, kiti galės tai pabaigti. Tai yra viena stipriausių jo gyvenimo pabaigos detalių. Jis negalėjo kontroliuoti ligos, bet dar galėjo kontroliuoti balsą. Paskutiniais metais jo kūnas nyko, jis vis rečiau rodėsi viešumoje, žmonės spėliojo, žurnalistai medžiojo informaciją, o jis tuo metu buvo namuose, apsuptas kelių artimųjų žmonių, bandydamas išlaikyti orumą situacijoje, kurioje pasaulis būtų labai norėjęs atimti net tai. 1991 m. lapkričio 23 d. Freddie Mercury viešai patvirtino, kad serga AIDS. Kitą dieną, lapkričio 24-ąją, jis mirė savo namuose Kensingtono rajone, Londone. Jam buvo 45. Oficiali mirties priežastis buvo broncho pneumonija, susijusi su AIDS. 45 metai žmogui atrodo labai mažai, bet muzikos istorijai jis jau buvo spėjęs palikti daugiau, nei dauguma palieka per kelis gyvenimus. Po mirties Freddie didelę dalį savo turto paliko Mary Austin. Tai nebuvo atsitiktinumas. Ji buvo žmogus, kuris jį pažinojo dar prieš paskutinius gyvenimo metus. Prieš jam tampant legenda, prieš ligą, prieš viską, kas aplink jį tapo per dideliu triukšmu. Kiti artimi žmonės taip pat buvo įtraukti į jo palikimą, tai rodo vieną dalyką. Freddie galėjo atrodyti kaip žmogus gyvenantis pertekliuje, bet jis labai gerai žinojo, kas iš tikrųjų buvo šalia. Jo palikimas liko ne tik dainose, jis pakeitė, kaip galima atrodyti scenoje, kaip galima valdyti publiką charizmą, kaip galima būti droviam žmogui užkulsiuose ir absoliučių valdovų prieš minią. Freddie Mercury gyvenimas nebuvo patogus, jame buvo talentas, trauma, šlovė, vienatvė, meilė, priklausomybės, baimė, liga ir neįtikėtinas noras kurti iki paskutinės galimybės. Todėl jis iki šiol veikia žmonėms. Žmogus,
kuris pats visą savo gyvenimą kovojo su vidinėmis baimėmis, scenoje milijonams žmonių atrodė kaip laisvės simbolis. Ir kai šiandien minia stadione vis dar dainuoja Queen dainas, nors Freddie seniai nebėra, tampa aišku. Kai kurie balsai nesibaigia kartu su žmogumi, jie lieka gyventi minioje. Jeigu šis video buvo įdomus, paspausk like ir užsiprenumeruok kanalą. Čia rasi istorijos, kurios priverčia susimastyti, keistus žmonių likimus, muzikos ir verslo užkulsius bei temas, apie kurias retai kalbama lietuvių kalba. O jeigu nori prisidėti prie kanalo augimo, gali paremti per Contribui arba tapti kanalo nariu. Tai padeda kurti daugiau tokių dokumentinių istorijų lietuviškai. Parašyk komentaruose, kuri Queen ar Freddie Mercury daina tau labiausiai patinka. Iki kito karto.